Per savo YouTube metus aš pažadėjau daug dalykų. Pavyzdžiui, padaryti Butkutės dainų transliaciją Nemylėjau tavęs. Arba atsakyti jūsų užduotus klausimus. Ir dabar aš išpildysiu visus savo pažadus. Kai kurie iš jų bus labai keisti, bet pradėkim nuo keisto klausimo žiauriai. Ar aš gėjus? Kodėl žmonės galvoja, kad aš gėjus? Ar aš taip atrodau gėjus? Ar tu gėjus? Fucking 2 žmonės paklausė šitą klausimą. 2 žmonės. Ne gėjus. Sveiki žmonės, čia bus klausimų ir atsakymų video. Paskutinį žiauriai seniai vyko ir aš tada dar va taip kalbėjau. Aš visą laiką taip kalbėjau su tą pačią Maikę. Dabar mes matom, kad šitas klausimas buvo užklaustas prieš metus laiko. Nes aš tiesiog labai ilgai tingėjau daryti šitą Q&A. Dėl Katino vardo sudėtinga pasakyti. Mano Katino vardas yra Ogis, nes Martas Stankevičius nuvogė į tą vardą iš manęs. Nu, katės vardas yra iš... Koks katės maistas skaniausias? Aš matau kažkas su katinų klausimais šitam Q&A bus ne taip. Mėgsti kačių maistą? Kodėl tau nepatinka grikiai? Gerai, oh my gosh, klausykit. Grikių košė yra nice. Prasme, žiauriai nice. Grikiai! Grikiai patys yra sausi. Ar jau gavai 2 mokyklai? Man rodos, žinokit, ne. Pragaro karalius ar baltalietuvis? Žiūrėk, visų pirma, Pragaro karalius yra įdomi asmenybė. Žinoma, jai 15. Man patinka tokio. Bet baltalietuvis, man rodos, yra daug geriau pavaręs. Vėl aš baltalietuvis. Jis turi daug catchphrase'ų tokių. Ir šiaip tiesiog pas jį į kiekvieną video noris ateiti. Aš nežinau, kažkodėl. Kodėl turi garbanotus plaukus. Aš nemoku genetikos. O tokia lentelė, ten susideda raidės ir pagal tėvo ir mamos DNR ten susideda, kad garbanoti plaukai. Gerai, va čia vienas iš klausimų, kurį žiauriai paseno. 10 000 progą aš turėjau išmesti Fervi su parašiutu, bet jis to nenori. Kada su parašiutu? Tu mano kojas filmuoji, debilė. Žiūrėk, 3 dalykai, ne? Ant 10 000 aš pažadėjau. 3 dalykus. Padaryti slaimų iššūkį, tą kur, bet tokį kaip Amandos Puškytės. Tikriausiai paklausit, kodėl mes tai darom. Tiesiog Fervis prieš 3 metus rado Amandos Puškytės slaimų video ir aš pasakiau, kad davai padarom tokį patį 10 000 subscriberių progą. Taigi mes visus 3 metus YouTube'inam kartu, varžėmės viens su kitu ir pagaliau mes pasiekėm 10 000. Tai čia vienas iš 3. Čia pirmas. Na. Prie kitų 2 mes dar prieisim. Tu... Nice, gerai filmuoji. Ir visų pirma, mums reikėjo išsiaiškinti, kaip pagaminti slaimą. Aš nusižudysiu. Aš negaliu. O, gerai, turim receptą. Palauk, pažiūrim rimtai, gal reikia skutimosi putų. Skutumuosi putų. Skutimosi putų. Sodas turbūt turiu, tiesiog nežinau kur. Borakso? Palauk, kas yra boraksas? Natrio tetraboratas. Kaip mes gausim natrio tetraboratą? Gal į vaistinę nueit? Senukas įdarbent. Mes nueisim į senukas ir sakysim, kad gal turit borakso. Nu, bet senukas yra logiškiausia. Ne, mes to nedarysim, Irvinai. Galiu paklausti, ar turit tokį cheminį elementą? Cheminį elementą? Tu gamini bombą jau mūsų. Boras. Grynai užsašyta boras. Bet čia našas. Boraksą tiesiog? Nitrio. Vis natrio. Ką ieško? Boro rūgštis turėtų gal. Boro rūgštis irgi turėtų. Senukai čia mums nepadėjo, todėl mes suradom alternatyvą. Akies lašai gali būti boro rūgšties pagrindų. Tačiau prieš naudojant bet kokius akių lašus svarbu pasitarti su gydytoju ar oflatomardanu. Tai mes dabar turėsime eiti pas vaistininkę ir klausti, ar jos akių laščiukose yra boro? Pavargusiams ir sausoms akims. Ar mums susilaikęs? Pavargęs. Ir sausas natrio hidaluranas. O šitas buvo sąraše? Nebuvo. Natrio chloridas čia yra. Čia visur hialuronatas. O, čia yra natrio chloridas. Žinai, kas yra natrio chloridas? Druska. Oh my god. Čia kai Walteris White. Gal mums reikia natrio tiosulfato? Ai, čia bus lašai. Mes neradom natrio basakatanato, tačiau nusprendėm, kad tiks ir natrio bekalezidanatas. Ir tada išsiaiškinom, kokių ingredientų mums dar trūksta. Nu, jei ką, darysim savo būdu. Va čia yra su klijais. Mums reikia PVA. Laušeną reikia. Dantų pasta. Šiaip dantų pasta turi boro savyje. Air freshener. John Wicko reikia. Taigi sveiki atvykę į mano virtuvę ir šiandien aš esu debilas. Jelumas. Gerai, čia ne tas. Čia Fervis skambina savo agentui ir klausia, kur soda pas jį namie. O klausia. O tai čia šiaip soda ar čia valgomoji? Tai ką, išsiaiškinom, kad aš debilas, tai mes važiuosime dabar į Maksimą. Maksimui radom John Wicko. O, gal šitas pigesnis, šitą gal jam. Tada žiauriai mažų lipalo buteliukų. Ar yra PVA?
Yra buvo. Po to Fervis pusę valandos rinkos kokios geriausios skutimosi putos ir čia buvo visos prekės. Tačiau kol Fervis su Domanautu paruoš stalą slaimui, aš dar spėčiau atsakyti visai daug Q&A klausimų. Mėgsti balandėlių su bulvių priedu. Dabar... Šitas žmogus iš Vilniaus tikrai. Kas sakytų bulvių priedų? Žiūrėkit, kai aš parašau bulvių priedas, va ką man išmeta. Balandėlius reikia su bulvėm ir su grietinė valgyti. Kokie pažymiai iš lietuvių? Rimtai, iš lietuvių man 8. Kodėl tu sus? Kas tau negerai? Merginos ar bernai? Merginos ar bernai? Kodėl Fervis gėjus? Kiek vaikų turi? 13 milijardų. Pačia žmogus durno klausimą uždavė, kada face reveal. Ir taip tas klausimas buvo užduotas prieš metus, bet kai jau savo fotkę buvau įsikėlęs ant to posto, kur prašiau užduoti klausimus. Tai jis gal galvoja, kad ten ne aš. Kada planuoju surinkti 15 kasubų? Aš nežinau, bet galim surinkti 13 000. Galit pasausti subscribe mygtuką? Prašau. Koks vidurkis tavo V? Aš matau, kad šitas video tiesiog taps tuo, kad aš tiesiog flexinsiu savo pažymiais. 8,5. Kodėl tu norėjai YouTube'int? Teisingai. Kodėl aš norėjau YouTube? Ar yra verta atsakyti šitos klausimus vapšė? Aš darau. Kodėl? Kada face reveal? Ką reiškia kada face reveal? Aš nesuprantu šito klausimų. Ar tu gyvas? Tie klausimai mane užmuš. Mėgsti cepelinus be bulvių. Jie vadinas durniukai žmonės. Ne žmonės, bet durniukai. Koks mano setupas? Aš geriau iš tikrųjų paaiškinčiau, koks mano setupas anksčiau buvo. Apie kompą net nekalbėsim, bet ta prasme viskas prasidėjo nuo šito monitoriaus, ne? Čia važiau reikėta HyperX klaviatūrą ir kaip matot čia raidės. Čia yra Z raidė, o čia yra Y raidė. Ir to pačiu turi šitą Razerio pelytą su depresijos piliulė. Toliau yra šitos ausinės, kurios gan naujos yra, jos turi smailiką, bet prieš tas ausinės buvo šitos. Ir va aš video anksčiau filmuodavau su šito mikrofonu, o dabar turiu va šitą grybą, kuris atrodo tiesiog kaip žaislinis maikas. Bet žinot, dar anksčiau prieš tą šūdiną ausinių mikrofoną, aš buvau pasidaręs tokį kitokį maketą iš viso. Aš buvau užsidėjęs tokias ausinės. Čia užsikabindavau telefono ausinukus, tos kur su laidais būdavo senais laikais. Ir įsidėdavau į telefoną, nurekordindavau garsą į telefoną ir tuo pačiu žaisdavau žodžiu. Ir ten buvo žiauriai užsiknisimas didelis. Ar nešėsi čias čipsus ir telefoną į tualetą? Eini tūliką su telefonu, čias čipsais. Taip, aš turiu labai, čia yra mano labai didelis addictionas, ta prasme pastaruoju metu. Aš pradėjau visą laiką neštis, aš nebegaliu. Kodėl mes su Ferviu sukūrėm degradaciją? Iš tikrųjų mes tiesiog visą laiką reaguodam į random šūdus internete. Ir galvom, o davai tiesiog ir video padarom to pačiu. Ir dėl to ten atsirado ir podcastai ir visokias nesąmonės tam kanale. Ir jūs turit sužinot atsakymą į didžiausią klausimą. Kiek centimetrų? Kiek čia yra? 11? Nu visai normaliai. 12 netgi, kai kam čia jau būtų virš standartų net. 12 nėra mažai, žmonės. Žiūrėkit. Nu, ta prasme, čia nėra mažai, nu. Kas yra kiunis? Mes apie šitą nekalbam. Čia yra K žodis, mes niekas nesakom. Niekas neaiškina kiunis. Į vieną mutulą surizgę plaukai. Ką planuoju daryti, kai tau bus 18? Ar tęsi šiaurinę karjerą? Iš ties, manau, reikės varyti į pietus. Ar geriai vodkos? Česnokas klausia. Aš esu visiškai blaivus, Niek nesugalvoju. Kaip sekas? Gerai. Ką tu dabar darysi su šito informacija? Ar tau pagerėjo gyvenimas, kad man sekas gerai? Kodėl? Kam tau rūpi? Kada dažniausiai darai video? Žmonės, aš Nedvis, dabar jeigu matot, čia yra dienos šviesa. Kaip manai ir pasieksi kažkada 20K? Aš turėčiau daryti tokį NPC contentą. Dabar žmonės, kurie vis dar žiūri šitą video, jūs esate insane, ką jūs darot? Aš jums, aišku, labai dėkoju už šitą, bet nu, aš nenoriu dabar padaryti čia labai wholesome moment. Dabar romantiška muzika tokia grojanti ir... Bet jūs labai esat... Puikus kedrai. Kodėl tu egzistuoji? Jūs mane nuvarysite egzistencinę bedugnę, ką jūs darot? Kokios yra tavo kelnės spalva? Juoda. Kokia mėgstamiausia pamoka? Kažkodėl fizika? Kas man nutiko gyvenime? Kokį žaidimų žaidė? Aš realiai visą laiką tiesiog Minecraftą žaidžiu. Būdavo dienų, kai GTA pasijungdavau kartais. Bet dabar šiuo momentu dar radau vieną žaidimą Icelets. Aš tiesiog kažkodėl addicted to it. Aš nežinau, kaip addicted yra lietuviškai? Kaip yra addicted lietuviškai? Vertėjas. Priklausomas, aš priklausomas. Cepelinai ar šaltibarščiai? Cepelinai, bet šaltibarščiai skanus, šaltibarščius iškėrina kiaušinis, nieko nežinau. Ar kiunis tau patinka kaip maistas ir gėrimai? Mes nekalbam, kas yra kiunis, gerai? Surizgę plaukai. Ar žinai, kas... Aš ką tik sakiau. Plaukai. Kūntų kapa valia skane. Nu žiaurė buvo skane. Neverskit mane žemaitiškai kalbėti, aš po to užsikirsiu. Tada padarysiu 20 epizodų serijas, kur visose žemaitiškai kalbėjau. Ar tavo tėvams tinka, kad tu youtuberis? Nu, o ką jie padarys? Kaip sugalvoji žodį kiunis? Čia ne aš negaliu kredito prisimti. Čia yra Fervis, man rodos, mes ir Worldą žaidėm ir jis tiesiog sakė kiunis. Ir aš nesuprantu, kas jam yra, iš kur jis tokį žodį ištraukė. Taip.
Ar Fervis Kunis? Ne. Ar aš galiu matyti antrą klausimą? Ne, bet aš žinau, kad klausia, ar aš matau be akinių. Akiniai į tolį ar į artumą? 9% tikimybė, kad jums atsakys, jog į tolį akiniai. Jeigu jūs klausit kokia senas žmogus, tada jis sakys, jo, į artį, nes aš skaityti neįskaitau. Tai kirpyklom. Taigi dar, kol aš nieko nesudaužiau, sustabdykim tos klausimo atsakinėjimus ir grįžkim prie mano trečio pažado – slaimo iššūkio. Tai sveiki, čia Amanda Puškytė. Sveiki, čia aš Arvinas. Ir mes Šiandien darysime slaimo iššūkį. Kus ten filmuojat, ble? Gal tu nori šiek tiek palaikyti kamerą? Tai mums reikės lipalo. Mums reikės PVA glue dabar uždarytas. Juodas. Uždaryta juodas lipalas. Kaip čia turi veikti? O jis pridžiūvęs ar kažką? Jis turėtų veikti. Bet tai kad... O, koks šliurbis. O, tai šiek tiek šlykščia. Jis šyka. Šlykštu. Nu, prikončinom. Koks čia per šaukšto galiukas? Teisingai, visiškai. Čia yra šaukšto galiukas. Va, žmonės, pažiūrėkit, va čia klijai. Taip šlykščiai atrodo čia. Ir dabar pasiimsime akių lašų. Kuriuose yra... Natrio tetraborato. Borato? Boro rūgšties yra. O tai kaip mes jį nusipirkom neperskaitę sudėties? Ir čia yra boro rūgštys pati? Gali būti gerai. Dabar lašinsime į akis 3 kartus per dieną, tik tais galima maksimaliai. O gal da kokios sodos įdedam? Na, palauk, reikia pasilikti ir pasitikėti procesu. Aš pradedu netikėti. Mes 2 nepilnamečiai sėdim tiesiog vienam kambarį, maišom lipalą plastikiniam inde. Gal tai veikia iš tikrųjų? Ne, tai Ne visiškai. Manau, reikia šiek tiek galbūt pabandyti sodas įdėti. Da šiek tiek. Dar? Da, biški. Oik, tu savo jau tokia košytė tirštesnė pasidarė, matai? Oik, tu šiek tiek jau toks visai. Gal reikia dar sodas? Aš matau. Aš manau, kad tai veikia. Eik, tu sakė, tiesiog reikėjo sodas įdėti. O kaip jums sekasi? Šliurbis galvos. Gal jau reikia pabandyti į rankas įdėti? Nu, duok savo rankas. Nu, imk. Pasiimk. Tai veikia. Kas per šūdas? Tai veikia. Mes slaimą padarėm. Padarėm slaimą, naminį slaimą. Čia tas minkštas kiaušinis. Nu, o čia buvo tik tai mūsų testas, o gal jis iššokinėja? Nežinau, reikia pabandyti. Oi, tu savo jis pašoko man išlyno. Dabar pagaminam dar. Nu, tada darome. Nu, be akių lašų 3 kartus per dieną reikia. 3 kartus, tai šiandien antras bus. Nu, dabar antrą kartą. Dabar žiūrėk, susimaišysi bus, o jeigu atvirkščiai dedam ingredientus, tai gal tada nepasidaro. Nežinau, pabandyk. Nu, pažiūrėsim. Nu, Man rodos darosi. ir iš karto darosi, matai, iš karto veikia efektas. Va, žiūrėkit. Reikia va šitų. Šituose svarbiausia ir turi būti tas Boro rūgštis arba natrio tetraboratas. tetrabrarinatas. Galim pabandyti aktyvuoti su dažai. Lipdu. Pasižiūrėk, kiek daug spalvų turime. Kokią norite spalvą rinktis? Bronzinę ar kitos? Jie, actually, sukietėjame, aš sakau, nu. Žinok, man rodos jau per vėlu, jeigu tos dažus dabar įdėti. Kaip nesureli, žinai. Nu, paimkim rakas. Įgavus dabar toks ištysęs geltonas. Biškis skystas. Oi. Dabar davai padarom su Kutų putom. skutų putom. Pažiūrim, ar veiks. Kutų putom. Ar reikia gal išplakti? O, eik tu ką tu padirbai? Ko tu tiek daug pripylį? Dabar šitai mesim, nes tas tu daug akių lašų. Kažkas miksinas. Kažkas miksinas tas, kur idėjai tiesiog slaimą. Bet veik. Ne, reikia gal tiesiog daugiau sodų. Šiaip? O gal kažkas veikia? Kažko dar trūks. Meilės. Tiek meilės. Jo, meilės trūks. Aš paminkėsiu su meilės. O, tu Jis labai skystas. O, koks gerai su putom Bandykit. Šiaip. Čia gavas? Jis žiauris. Oik, tu savo koks. Nu, va, sukietėjęs toks biškinis. Jis visai gerai veikia. Išeina. Na gerai, pabandom dar vieną. O, koks. Kas padarė kiaušų dažą? Dabar imk sodos į dar. Kas?
Biški kiauras maišiukas. Ko šitų biški tikrai persistengė. Dabar sekantis ingredientas. Sekantis ingredientas. Ne, nu tu... Man rodos, dantų pastą su vandenuku reikia maišyti. Ja, nu pafik, dėkui. Gerai. Nu, manau, tiek turėtų užtekti. Čia savaitės dantis buvo ką tik. Matot. Gerai. Nu, tai taip atrodo ir dabar maišom. O tu dar akių lašų įdėlį. Čia ir taip skysta. Jo, čia didelis laimas dar. Čia aš žinau daugiau dar prieš tai pyliau. Gal šitas šniūrą irgi sukelt? Tai jo, nu, lydė. Man rodos, žinai, ko reikia? Daugiau sodos. Nu, tai kaip gaunas? Kodėl tu mikrofoną įdėjai, aš galvoju, kad tu pilsi kažką. Meilės daugiau. Čia ne ta meilė, čia putos, nepaeis šitas. Reikia daugiau sodos tiesiog. Na, reikia. Meilės? Ne ta. Jis išvirš. Oi. Geras kvapas. Kvapą gniaužiu. Jis... Kaip soda mano ranka. Lipalo Tai turim. nedėjom sodas. Druskos. Bandom įdėti. Druskos. Natrio chloridas. O tu čia parstai vapšė kažką? Paliečiu slaimą ir sodą mano pirštą. Gal mes įjungia? Ko trūks? Meilės. Gal tiesiog reikia įdėti jo? Na, tiek. Palauk, gal tai veiktų. Rimtai. Oi, tu tai gerai atrodo. Reik parodyt kraują. Toks biški raudonas. Nu. Man šitas patinka. Patinka? Tai gal pabučiuok. Gerai, dabar sakai kažką naujo įdėti. O jeigu actą įdėtumė? Tu tikrai nori? Mes susprogsim, Tomas. Aš bijau labai. Ateik čia. Ateik čia, turime abu tai pamatyti. Oi, tu šiek per daug tikrai įpylė. Kas vyksta? Reakcija. Marucis garuoja. Gal actas jį padalino? Kaip abiejų tautų respublika. Kodėl tu tai padarėjai? Kažką įdėjom, kad sugadinom viską. Tas biški per sausas, o ten tas biški per skystas. Man rodos, jis jau nebeskystas. Nu šitas gal, bet du pagaminam. Nu. Neplocha. Iš ties, galvom, kad ne vienas nepavyks, ką? Žiūrėk, mes dabar turim grįžti prie rimtų reikalų. Aš sakiau 3 dalykai, kuriuos aš pažadėjau, ne? Nu. Aš pažadėjau, kad tu su parašiutu iššoksi. Nu. Tačiau prie šito paskutinio pažado mes dar sugrįšim vėliau, nes prieš tai reikia atsakyti dar į daug klausimų. Ką pakeistum, jei turėtum gyventi gyvenimą iš naujo? Nežaisčiau tiek daug nano fermos, aš buvau žiauriai priklausomus nuo to žaidimo ir aš ten nieko neišsaugojau, aš viską ten žaisdavau ir ten viskas išsitrindavo kitą dieną. Parodyk savo liežuvį. Taip. Aš bandau... O ką tu tikies, kad aš tau atsakysiu? Ar picoje turėtų būti ananaso? Aš vakar su bulvių košę valgiau vynuogę. Gerai, o dabar atsakysim iš tos fervio klausimų. Pimples. Kada žaidi pradėti kelti gerus video? Kada ponas SMP? Oh my god, čia taip durna. Nes aš buvau padaręs logotipą ponas SMP. Kur Kamilė? Kamilė išėjo. Ar patinka PBS 2 ir ar mėgsti gulbės? Ir PBS 2 čečiųjų buvo begėdžio serveris, ne bambukino. Ten buvo visą tą begėdžio dramą, ne? Man visų pirma taip nepatiko, nes ten taisyklės buvo gan griežtas. Bet mes ten nežaidėm ne dėl to, kad tiesiog nebuvo įdomu, nes tiesiog ten ne mūsų serveris buvo. Mes turėjom bambukiną susikūrę ir ten yra mūsų bendruomenė ir mes darom ką norim visiškai. Ir begėdžio serveris su randomais, tokiais kaip mes, begėdžiai yra irgi neįdomus. Begėdis ten turėjo savo draugus pridėti, mes turėjom su savo draugais bambukinę žaisti ir čia yra vienintelis mano būdas tiesiog. Ir beje, mes su begėdžiu iš viso realiai net nesipykom. Jis net per savo video pasakė, kad neturiu nieko nei prieš Fervį, nei prieš Domonautą. Tiesiog jų žmonės kažkodėl tai pavertėti dramą. Ir taip gal aš tik stupid vaikas, kuris pagal konstituciją turi gyventi po tėvų stogu. Bet aš jau biški suaugau per tą laiką, o kai kurie iš jūsų dar ne. Ir taip aš mėgstu gulbės. Tai prasme, viena tokia praskrido, jos sparnai tokie dideli, man visą laiką patikdavo gulbės ir čia dar viena litankė, kas čia vyksta. Kas tie pauliai? Su tokia litankė baigęs pirmą Q&A dalis. Bet po kelių mėnesių aš pagalvojau, aš užduosiu dar klausimų, nes man šitie klausimai iš viso nepatiko. Ir kai antrą kartą žmonių paklausiau, man dar labiau nepatiko.
Kas tave paskatino YouTubinti ar pats sugalvojai? Aš bandu įsivaizduoti, ar jūs galvojat, kad mano mama sako, jo sūnau, pradėk YouTubinti, tu būsi toks geras žmogus, tu gyvensi už minimumą, už $10. Žmonės, aš tiesiog mačiau kitus YouTuberius ir aš norėjau YouTubinti pats. Kai esi vienui vienas, tau būna liūdna? Ne, kas esa Kiunis, tu ar Fervis? Gerai, kodėl Fervis būtų Kiunis? Bet mes nekalbam, kas yra Kiunis. Ar tiesa, kad jūs su Gustu broliai? Gustai! Ko nori? Ar mes broliai? Jo. Ne. Ar aš čia vaikintas? Kiek dainų tekstų esi jau dainavęs? Ar reiškia dainavęs apšiai? Nu, ta prasme, aš esu parašęs 35 dainas. Kokios būtų socialinės Kokios būtų socialinės sąlygos, jei visi žmonės privalėtų keisti savo vardus savaitę? Šitas klausimas yra AI generatintas tikrai. Tai dėl to tegu ChatGPT ir atsako į šitą. Aš tikrai neskaitysiu šitą, man čia per daug. Paprastesnis asmenų atpažinimas. Žmonėms būtų sunkiau atpažinti. Tai paprastesnis ar prastesnis? Aš nežinau, kas nutiko ChatGPT, bet jis durnas pasidarė. Ar patinka rauginti ežiai stiklainiuose? Aš būtent dėl to metus laiko nenorėjau šito Q&A daryti. Jei ežys plaukia... Kodėl vėl ežys? Kas per... Jei ežys plaukia asfaltu 80 obuolių per valandą, kokios spalvos bus tavo akies plaukai? Tai man rodos eina išsireikšti, palauksiu koeficientų pagal šitą formulę apskaičiuoti. Tai iš lentelės tada gaunas, kad čia yra raudona. Kaip atrodytų kvadratiniai saulės spinduliai? Ble, mačiau optiką, bet man rodos irgi eina išsireikšti. Čia yra 90 laipsnių kampų spindulys krenta. Na, aišku, čia turėtų būti labiau kvadratas. Aš biškį stačiakampį padariau, bet maždaug taip. Ir tada čia nueina tiesiog spindulys. Kada kitas Bambukino epizodas? Aš iš tikrųjų nežinau, bet ten, manau, bus geriausias video, ką jūs pamatysit, už kiek nusidažyčiau oranžinės spalvą plaukus. Aš jau per daug pasakiau, kai sakiau, kad žalia spalva dažysiu. Tai prašau, ne. Aš pažadėjau, kad nusidažysiu plaukus žaliai per streamą. Jo, žaliai nusidažysiu plaukus, aš čia vybos būsiu. Ant 10 000 prenumeratorių žmonės. Ir aš pogalais juokavau, bet dabar tiesiog Tomas nuklipino šitą ir aš neturiu kaip išsisukti, man. Aš turiu nudažyti plaukus žaliai, tai imsim guašą. Va, teptuką turiu, labai gerai. Ir pažiūrėkime, ar jis nesudžiūvęs jau po tiek metų, nes aš dailės jau seniai nebeturiu. Ok, jis šlapės. Labai gerai. Ką aš darau? Gerai, jamam plauką ir dažom žaliai. Gerai, tai nudažiau kelius plaukus. Užteks? Man rodo, šitos vienas sruogas užtenka jau. Jis actually žalias. Ką aš darau su savo gyvenimu? Ok, sveikinu Tomai, wow. Gerai, Fervis parašė dar vieną litankę. Kokia rasė tau labiausiai patinka Narnijai? Olingitai. Kiek pirštų rodau? 10. Nebent tu be kojinių dabar. Kas atsitiko 7 nameliui? Jis yra, ten tiesiog malūnas. Kur tu buvai pastarąsias 10 dienų? Kas čia per asmeninis klausimas dabar? Tai gal tu nori pasakyti, ką tu padarai 2.16? Kodėl tau kiekvieną kartą prisijungusi Bambukino serverį tave vis persiekia vienintelė mintis 13? Čia yra nesąmonė. Kas yra 13 žmonės? Kas yra 13? Galim pasiekti 13 000 subscriberių. Ten, koks Bambukino kodas? Gerai, aš daugiau nekartosiu, vienintelį kartą pasakysiu. Bambukino kodas yra... Tai Bambukinas. Vieta, kur rasi didžiausius pastatus. Aha, prabėgau. Ir didžiausius... Auti! Ar tu Gustas? Gustai! Ką? Gustai, ar aš Gustas? Ne, tu įvaikintas. Kaip sukūrėt PBS Bambukiną? Ten buvo anksčiau mūsų draugų Eterno serveris ir tada mes tiesiog paėmėm tą pavadinimą ir tada gavom naują serverį. Kada su Fervis susibendravo? Tai čia kai YouTube'in pradėjom. Nes jis sako, kad aš anksčiau nerdas buvau ir jis niekad nebūtų su manim kalbėjęsis. Ar jūs kartu su Ferviu gyvenot? Fervi? Mans nėra. Jis išvažiavęs. Mėgsti gruzdintus koldūnus su daug česnakinio padažo. Žiūrėkit, gruzdinti koldūnai zaibys, bet viską valgom su grietinė. Sukurk šokį. Gerai, jūs norit, kad aš cringe būčiau. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kodėl tu toks keistas per brūkšnelį įdomus? Čia genetika gal irgi, aš nežinau, ten jeigu susideda keistas kažkas. Nuo kada supratai, kad esi bambukas? Tai nuo tada, kai Bambukino servą prisijungiau. Kodėl tu neaktyvus YouTube ir kiek fanmapų esi sukūrė? Šitie du klausimai kažkaip ateitį nuspėjo, nežinau kaip. Nes aš ilgai nekėliau video ir tada įkėliau video apie fanmapus. Ką darytum, jei gulėtum lovoje su 2 vyrais? Viens kitam mes čiulpiam pėdas. Futbolas ir krepšinis. Aš futbolą neišsėdėčiau, mano attention spanas tiesiog per mažas. Nebent pamatyčiau kokį įdomų futbolo klipą, tada gal tiesiog įdomu. Koks keisčiausias maisto derinys tau patinka? Yra makaronai ir tiesiog čipsų, Gen Z čipsų užsidedi. Daugiau aš kaip ir neturiu jokių keistų derinių. Balandėlius reikia su bulvėm ir su grietinė valgyti. Ar darysi ateiti kažką su gaminimu? Taigi šiandien parodysiu, kaip reikia padaryti Dominiko suflė. Visų pirma, pjaunam sviestą su viena ranka, su kita kamera laikom. Kas aš negaliu taip. Tada sviestas atsiranda čia šliurkšt. Nu va, neblogas sumuštinis gaunasi. Galim ir majonezą dėti vietoj sviesto. Tada jį reikia supjaustyti gabalėliais. Visų pirma per pusę, tada tą pusę dar per pusę. Nu, jeigu tą pusę norit, galite dar per pusę. Ant viršaus galite dėti ir dešrytės ir visko, bet aš dabar uždėsiu tiesiog sūrio, svarbiausia sūris yra. Čia va taip pasmeikite su smeigtuku, kad lengviau valgyti būtų. Ir galite valgyti skanaus kiaušiniai.
Ar tau patinka barbės? Ne, man labiau Oppenheimeris, iš tikrųjų. Mėgsti majonezą su raugintais agurkais? Ne, man labiau Oppenheimeris. Kaip atrodytų pasaulis, jeigu žmogus vaikščiotų ne su kojomis, o su rankomis? Atvirkščias. Ar tu loks? Loksas. Patiekalas. Pasūdyta lašišos file. Teks nuvilt, bet aš neloks. Geri video tik galėtum dažniau O kodėl to čiuvo kanalas? Kodėl čia aš? Kokios spalvos trumpikės tau labiausiai patinka? Pijaus trumpikės klausia. Aš mėgstu neutralios. Pavyzdžiui, jeigu žydra, tai mane žydru vadindavo anksčiau, nes ten būdavo, kai 3 klasėje turėjau žydras trumpikės, tai tipo man sakydavo žydros. Kokias stalinės lempos tau patinka ir kodėl? Realiai turiu vapšė tokia pat. Nenori viso kambario apsišviesti, aš manau stalinė lempa žiauriai geras dalykas. Kiek laiko pažįsti Gustą? Gustai! Koks nemėgstamiausias youtuberis? Aš negaliu atsakyti šitą, aš nedaug jų bežiūriu, bent Lietuvoje. Kodėl tu pasidarai logo DJ? Nes tipo Antanas Jot ir aš buvau Domantas Jot ir mes dabar Jot esam abudu. Kodėl tu įvaikintas? Jo, geras klausimas. Gustai! Gustai! Kiek tuo metų plaukams? Tai man ar plaukams? Nu, ta prasme, 3. Kiek subų tavo turi 3 kanalas? Pala, dabar reikia pamastyti, kuris yra 3 kanalas. Šiuo 105? Ar įdomus žaidimas realybė? Ar tau patinka inkarai? Jo, aš, ta prasme, galėčiau jų 100 bambukinę pastatyti dabar pat netgi. Ar tau patinka brangakmenio bubis? Jo, iš tikrųjų buvo. Ten buvo toks bambukinė pastatytas bubis iš brangakmenių. Ar nori, kad ką nori, tą darai? Taip? Ar ne? Ar žmogus yra laisvas, kai jis gali rinktis? Ar mėgsti saldainius? Taip, Edvi. Jei galėtum būti bet koks daiktas, kas tu būtum ir kodėl? Tavo mama. Vienas mėgi, ne, su tavo mama. Ar nori būti mano mergina? Ne, tavo mama. Gali padaryti fanmeetą iš miesto, kurio TH esi. THC tipo? Koks sportas ir maistas mėgstamiausias? Tinklinis, bet man dar žiauriai makaronai patinka. Koks tavo mėgstamiausias kiunis? Čito mukso, kuris toks nenorom realiai pasakė tipo. Kinis. Gerai pasakysiu, bet jau. Barbė ar Oppenheimeris? Va, sakau, Oppenheimeris. Ar myli kačiukus ir ar mėgsti lašinius su svogūnais? Vieną iš šitų dviejų aš mėgstu. Kepti ar virti kiaušiniai? Aš kaip ir sakiau, sriuboj, šaltibarščias arba kokį rūgštinių sriubo. Kiaušinis yra god. Ar čia video pabaiga? Po šitų klausimų pagaliau galim grįžti prie paskutinio mano pažado. Tai tu nenori šokti su parašiutu, right? Tai aš pasakysiu būdą, kaip išvengti, jeigu tu pasakysi, kad aš esu oficialiai geresnis youtuberis už tave. Ir kad pripažinsi, jog aš laimėjau reisą link 10K. Ką aš pasiėmiau? Žega? Nu tai ką, sveikinu. Tu laimėjai. Ir tu geresnis youtuberis negu aš. Ir darau geresnius thumbnailus. Tu neakau gerai. Taigi Fervis to iššoks su parašiutu, bet man liko dar atsakyti paskutinį komentarą. Tai yra į 50 klausimų. Gerai, pasiruošiu. YouTube'ino anykščio 17 MTZ Messi, Ukraina, Gorila, abi šūdinos. Realiai tavo mama, tavo tėvas taip su vištiena ir pikantišku, su grietinė, sakiau jau. Taip, jo, aš pradedu suprasti, kodėl nekeičia šitos bendruomenės. Jo, Guinness'as 9 ant vasaros bus albumo, žiauriai daug darbo įdėjau autobusų tirlistą. Autobusų tirlistas. Nu gerai, 22 klausimas buvo autobusų tirlistas. Tai visų pirma yra miesto autobusai. Ta prasme, jie žiauriai naudingi, kai tu nori perskelt, bet problema, kad tu turi pinigus mokėti. Gerai, nemokamas saldainių autobusas. Jeigu jame nėra saldainių, tai jis biški yra skemas iš tikrųjų ir jis apgaudinėja, ten nėra to, ko nori. Jeigu iš tikrųjų būtų nemokami saldainiai, tai dėl išvaizdos, į B dėčiau realiai. Gerai, tai C per vidurį dedam. Toks, šitą autobusą čia įdėsiu į B. Šiaip realiai miesto autobusas yra netoks patogus. Tai jo, gerai, taip. Ir tada čia Anglijos autobusas. Matas magnetuką net turiu. Ir jie turi 2 aukštus, čia tiesiog kečiausias dalykas realiai. Gerai, dar pusę klausimų liko. Bubs priklauso, ne, jo, ne, va tokį, neaktyvuotus Windowsus, K. Fizika Žalgiris, ne. Oh my gosh, aš nevėliu. Visio, aš daugiau niekad neatsakinėsiu jūsų klausimą. Ir dabar išpildysiu paskutinį savo pažadą. Gerai, žiūrėk, esmė ta. Aš sakiau, kad tu turi šokti su parašiutu, bet aš nesakiau, kad iš lėktuvo. Ir nesakiau, su kokį parašiutu. Tai ką, tu nori kapeit sistemą? Na, tai sveiki visi. Pagaliau, po tiek Iš parašiuto iššoks. Iš parašiuto iššoks. Kaip manai padės tas maišas? Nu tai čia tavo parašiutas. Nu tai ką? O, bля!
Nežinau, kur esu. Ai,